Sveiki, mėlyjeji. Jėzus is the reason for the season. Ir ne tik kalėdom. Man Jėzus yra mano gyvenimo pagrindas ir šiandien paskutinę šių metų dieną aš dėkoju Viešpačiui už savo pašaukimą ir už kiekvieną, kuris mane šitam pašaukime palaiko. Taigi, apžvelgiant šituos metus, esu be galo dėkinga. Vienas dalykas nesusitvarkė, kaip ir sakiau, finansai šiek tiek svyruoja, partnerių ratas šiek tiek svyruoja, bet mane stebina mano ramumas ir stabilumas šitoj srity, kad tai manęs nebegąsdina. Aš žinau, kad ateis geresnis laikas, aš žinau, kad viskas susitvarkys ir aš galiu gyventi su mažesniais finansais. Mano laimingumo tai neįtakoja. Ir šitas palaiminimas ėjo per visas sritis. Šiemet pirmais metais esu dieninės pamaldos vadovė ir šitoje tarnystėje per visus šituos metus mane lydėjo Dievo žodis iš Jozuės knygos 1 skyrius, kur po Mozės mirties Jozuė buvo Dievo pašauktas nešti atsakomybę toliau ir vesti išrinktąją tautą į pažadėtąją žemę. Ir jis ją įvedė į pažadėtąją žemę. Ir po tokio šulo, kaip Mozė, Jozui buvo tikrai sudėtinga šitą atsakomybę prisimti. Bet Viešpats buvo su juo. Ir aš tą patį jaučiau visus šituos metus. Šitas palaiminimas per šitą Dievo žodį man buvo realus. Ir ką aš išmokau labiausiai iš šitų metų, tai kad vadovavimas yra pirmiausia meilė tiems žmonėms, kuriuos tu vadovauji. Visa kita ir jų pašaukimas, ir ateitis, ir stabilumas, ir tvarka yra po to. Jeigu aš neturiu meilės, kaip sako Korintiečiams laiškas, yra niekas. Tada viskas yra tuščia ir niekas neturi prasmės. Taigi, mylėti tos žmonės ne visada yra lengva, bet aš visada galiu apsispręsti juos mylėti ir sakyti taip Viešpatie tavo pašaukimui, taip Viešpatie tiems žmonėms. Per šituos metus aš turėjau puikių kelionių, daug atostogavau, bet labiausiai man įsiminė mano kelionė į Romą. Ir tas palaiminimas, kurį aš išgyvenau nuo pirmos minties, kad aš keliausiu į Romą, iki paskutinio skrydžio, buvo nuostabu patirti tikrai Dievo artumą ir Dievo dosnumą, kad kiekvienas žingsnis buvo palaimintas. Aš mačiau tokį vaizdą, tarsi aš nedrąsiai žengiu žingsnį ir kai tik tai aš nuleidžiu koją ant žemės, pasitiesia auksas. Ir šitas mano vaizdinys nėra kažkoks puikybės išraiška, bet padrąsinimas ir jums. Ženkit, net kai nežinot, kas toliau bus. Verta, nes jeigu Viešpats kviečia, jis ir palaimins. Aišku, mane nuliūdino šiemet prasidėjusi kova tarp Hamas ir Izraelio ir dar labiau įkvėpė laiminti tą tautą, kurią Viešpats išsirinko. Man mylėti žydus yra lengva, aš žinau, kad ne visiems taip yra ir aš turiu tikrai didžiulį palaiminimą melstis, nes man lengva juos mylėti. Ir aš ir toliau keliauju, ne tik tai aš, bet visi maldos namai ir ypatingai dieninė pamaina, kuri jau senai meldžiasi už žydų tautą, mes keliaujam toliau tikėdami, kad Viešpats turi nuostabių planų šitai savo išrinktai tautai. Ir jeigu mes juos laiminam, tas palaiminimas grįžta ir mums, ir mūsų šeimoms, ir mūsų tautai, ir mūsų kraštui. Taigi, baigdama šitą savo trumpą sveikinimą ir trumpą apžvalgą, aš laiminu jūs arba prašau Viešpatės palaiminimų su žodžiais, kuriuos Dievas man įdėjo širdį prieš daugelį metų, kai kažkuriuo metu kalėdų laike perskaičiau
kai 3 išminčiai atkeliavo viešpatės pagarbinti, kad mūsų visas gyvenimas yra garbinti viešpatį. Ir dangiškasis tėti, aš atiduodu kiekvieną žmogų, kuris žiūri šį video, į tavo rankas, kad tu kiekvieną jį palaimintum savo dosnumu, savo ramybę, savo džiaugsmu, savo viltimi, kad kiekvienas, kuris peržengs šitų naujų kalendorinių metų slenkstį, viešpatė būtų tavo malonė pripildytas visomis dovanomis, kurių reikia, kad jie pažintų viešpatę tą pašaukimą, ką reiškia tave pagarbinti, ką reiškia prieš tave nusilenkti, ką reiškia atiduoti tau garbę. Būkit pasveikinti, apkabinti, dėkoju už jūsų ištikimybę, dėkoju už jūsų finansinę paramą, dėkoju už tai, kad jūsų taip viešpačiui leidžia man išgyventi pašaukimą, šlovinti jį, pagarbinti jį visų savo gyvenimu. Linkėjimai iš Augsburgo, myliu jūs, apkabinu jūs ir linkiu jums tikrai gražių pilnatvės ir džiaugsmo, vilties ir ramybės viešpatės metų. Iki jūsų neringa.